Vakar vyriausybė priėmė nutarimą dėl arbitražinio teismo ir dėl 29 milijonų litų, kurį reikalauja šilumos ūkio nuomininkas buvęs. Ir nutarimo esmė ta, kad perduoti savivaldybei bylinėjimus į arbitražę. Kokia jūsų nuomonė kaip politikės, kaip rajono tarybos narės? Labą dieną. Visa šita situacija man primena lietuvių pasaką, kaip vilkas aiškina ėriukui, kad jisai kaltas dėl to, kad vilkas ėsti nori. Kiek aš žinau, tai savivaldybė nėra susaišius savęs jokiais juridiniais dokumentais su UAB energija, tai miesto energija, E-energija. Ir man atrodo, kad niekaip neturėtų turėti įsipareigojimų grąžinti kažkokius tai pinigus, kuriuos energija yra paėmusi iš Pasaulio banko. Kur tie pinigai būtų investuojami, ar jie kažkiek buvo investuoti Ukmergėje, aš jokių žinių neturiu. Jeigu tai būtų kažkiek tai tekę Ukmergėje, tai galbūt būtų kitų būdų svarstomi tokie reikalai. O šiai dienai aš nematau, kodėl tai turėtų būti permetama Ukmergėje. Aišku, tai yra labai patogus būdas nustumti problemą kuo toliau nuo savęs. Biurokratai taip ir daro. Bet aš tikiu Lietuvos teismais, tikiu logiką, normalių mąstymų ir nematau čia kokių nors kitokių problemos būdų, kaip tik tai atmesti tokį skundą. Bet to, tarkime, jeigu sprendimai bus nepalankus Ukmergei, vis dėlto, ar kažkas tai turėtų nešti atsakomybę dėl situacijos? Aš nelabai įsivaizduoju, kad sprendimai gali būti nepalankus Ukmergei. Jeigu taip iš tikrųjų ir būtų, tai savivaldybė turi teisę kreiptis į ES savivaldybių struktūras, organizacinės struktūras ir ginti savo teisės tenai. Lietuvoje yra aplamai nesiskaitomas su savivaldos teisė. Nebuvo dar tokio precedento, kad savivaldybė ginčytų savo teisės teismuose. Tai ko gero pirmas kartas Lietuvoje ir todėl mums taip sunku.